smskredit.lt. Greitųjų paskolų profesionalai pristato transliaciją. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Pirmi 3 kėliniai baigėsi lygiosiam, tai jau rungtynės parodė, kad čia absoliučiai lygios komandos. Tai tiesiog buvo sunkios varžybos taškas į tašką. Laimėjo tam, kam labiau sekėsi paskutinio momentu. Galėjo čia bet kaip pagrįpti. Galėjo ir varžovai laimėti, galėjom ir mes laimėti. Vaikams sakiau, kad pralaimėjimas ir pergalė nieko tai nekeičia sunkios vasaros. Dirbsim visą vasarą, nes labai daug klaidų, daug netaiklių metimų, daug blogų sprendimų. Nespėjom gynybai, darbas, o švęsim dar vėliau. Buvo gera kova, beveik visi kėliniai baigėsi lygiai ir abi komandos žaidė lygiai ir buvo labai intriga, labai patiko žaisti tarp vyresnių. Mes vis tiek džiaugiamės ketvirta vieta, nes žaidėm tarp vyresnių komandų. O ko pritrūko šiandien iki pergalės? Mums pritrūko kamuolių kovojimų ir greito puolimo. Kažkas daugiau metėm, dalinamės kamuoliu gal daugiau. Tikėjaisi šiandien laimėti? Jo, buvau pasirengęs. Kaip paminėsi pergalę šiandien, švęsi kaip nori? Gerdam šampaną. Yra kaip yra antra vieta, bet vaikai, manau, labai nenusiminė, nes kadangi yra jiems pirmas toks apdovanojimas, tai manau, kaip nors. Šiandien daug pritrūko, šiandien varžovai yra stipresni ir reikia su tuo susitaikyti ir priimti taip, kaip yra.